skanus. Jaučias burokėlį? Nelabai. O koks jaučiasi skonis? Nežinau, net neišpasakoma, koks jis skanus skonis. Daržovių pyragas, nu kas čia per nesąmonė. Tikrai kviečiu tave išbandyti burokėlių pyragą, kuris be galo skanus, desertas, bet su daug daržovių. Tau reikės 300 gramų šviežių burokėlių, juos reikės sutarkuoti su bulvių tarkavimo mašina arba kitų elektrinių prietaisų. Reikės 5 kiaušinių, ypač tyro alyvuogių aliejaus apie 250 ml ir visus šlapius ingredientus išmaišyti su burokėliais sutrintais. Sausus ingredientus apie 200 gramų miltų, tai yra apie 150 gramų avižų miltų, 70 gramų kukurūzų miltų, taip pat nerafinuoto cukraus apie 150 gramų, 50 gramų kakavos, kepimo miltelių, cinamono, išmaišyti ir sujungti su šlapiais ingredientais arba viską dėti į elektrinį prietaisą, kuris išmaišytų iki vienalytės masės. Dėti į kepimų išklotą skardą ir apibarstyti galima dar papildomai šokolado gabaliukais ir migdolų drožlėmis. Patiko mano nuostabus desertas, gaminsi, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, tikrai gaminsi. Daugiau mano desertų rasi desertų knygoje, kurią kviečiu įsigyti ir pradžiuginsi savo artimuosius ne tik tai kasdienybėje, valgydamas sveikus desertus bei užkandžius, bet ir per šventes.